Shut up and sit down. Motyvuoti reikia, taip. Esu Vytautas Medineckas, geriau žinomas kaip Iron Vytas, kaip reperis, muzikantas, verslininkas, dizaineris. Žodžiu, yra labai daug įvairių apibūdinimų mano ir nežinau, nuo ko pradėti čia pasakojimą apie save ir kaip jūs motyvuoti. Iš esmės yra paprastas dalykas, būkite to, ko esate. Niekur nekopijuokite nieko, nestatykite į kažkokius rėmus, todėl kad ką jūs bematot, bet kokį savo idealą, ar tai Dwayne Johnson, ar tai Arnoldas Schwarzeneggeris, dabar kalbu apie savo kažkokius, tai dabar man į galvą lendančius idealus, tai visi yra saviti. Jie turi kažkokį panašumų, pavyzdžiui, kaip sportuoja, ne, kaip daleiskim pas mane, bet tai jie yra tiek skirtingi. Arnoldas, jisai šiaip yra labai charizmatiškas ir jisai aktorius. Dwayne'as Johnsonas irgi charizmatiškas aktorius, bet vienas yra sportininkas amerikietiško futbolo ir vėliau wrestlingo, imtynių, kitas yra kultūristas. Bet kas yra bendras bruožas šitų dviejų žmonių, pavyzdžiui, dabar aš apie juos tiesiog taip prisiminiau, tai kad jie yra pozityvūs, visada su gera nuotaika ir skleidžiantis tą gerą emociją, su šypsena bendraujantis ir atvirai bendraujantis su žmonėm. Tai pagrindinis dalykas yra nebūti piktiems ir nedaryti nieko blogo kitam. Svarbiausiai tikėti savo jėgom, tikėti kito jėgom ir jeigu jums kažkas pasako, kad jūs nesugebat kažko, tai nepadarysit, tai tebūnė tai jums motyvacija kažką tai daryti, o ne kažkoks tai, kad užspaudimas. Taip kad... Valios, o ta patusi tik pravalo tėvelio kišenės. Netrišnekėti net į mūsų pusę lūzerį, man ranką tai reikia pakelti tų lūžės. Per pušą hei, klubų kultūra, aš jums turiu receptą. Meta ant Dionono, su Susanonu ir dega, sakai glamūras. Veikiu pidarastyje, tik sunkus darbas, užgrūdina tikrą vyrą. Iron Vytas laukia klausimų. Ir nuo ko viskas prasidėjo pas jūs? Tiek muzika, tiek sportas. Viskas prasidėjo 1987 metais, kada toksai žmogus kaip aš išvydo pasaulį, tada matyti ir viskas prasidėjo. O iš tikrųjų muzika prasidėjo nuo paauglystės, kada man buvo gal 15 metų, aš kalbu apie kūrybą. Domėtis muziką aš pradėjau dar mažesnis, ypatingai repo muziką, nes brolis buvo vyresnis. 16 metų, man buvo 10 metų, gal net 9 metų aš pradėjau klausyti repo. Matyt, tas ir įskiepio, kad man patinka repas. O iš principo, sportas, 15 metų pradėjau sportuoti, atėjau pirmą kartą į džimą repuot, pirmą kartą surepau gal 19, gal net 20, bet iš esmės bitus, instrumentalus kurdavau nuo kažkur 15-16 metų, bet vėlgi dėl kažkokių priežasčių aš jų neviešinau. Kartais ten kur nors įmesdavau, bet matyt pasitikėjimo trūko kažkokio tai, nes visi rajone krūti ir kaip tu dabar savo kūrybą, kaip tu menininkas. Menininkas tai reiškia botanikas kažkoks tai, ne? Tai va taip atrodė. Iš tikrųjų, kai vėliau paaiškėjo, kad visi tie mano vaikystės draugai ir kiti pažįstami, taip vadinami marozai ir bachūrai, kada aš išleidau kūrinius, jie atvirkščiai palaikė. Ir mano ta nuomonė klaidinga matyt buvo, kad kaip čia pagalvos kas, kad tu čia sureposi kažką. O jie pasirodo, kad visai teigiamai vertina kūrybą. Ir dabar dar toks klausimas, aš nežinau, įdomus būtų galbūt kažkam. Ką pats studijavai ir koks tu buvai studijų laikais? Studijavau irgi, kai chebra studijuojo kolegijoj, tai aš irgi pabaigiau kolegiją, tai kad aš galiu įvardinti konkurentų kolegiją. VTVK buvo Vilniaus teisės ir verslo kolegija, dabar turbūt vadinasi TTVM-as. Ar kaip ten, tarptautinė teisės verslo mokykla, nežinau. Reklamos vadybą baigiau, tada po reklamos vadybos studijų reikėjo išsilyginti universitetinį aukštąjį, tai nuėjau studijuoti Mykolo Riomerio universitetą, tada dar išlyginamas į savo savivaldų institucijų administravimas, nes norėjau kažką gero padaryti su sportu per savivaldybę. Bet vėliau supratau, kad tas biurokratinis mechanizmas man nelabai patinka, man privatus labiau sektorius patinka. Ir tada magistrantūros studijos pas mane buvo žmogiškų išteklių vadyba, tai yra personalas.
Bet dabar aš susistabdęs magistrą, todėl kad egzaminus išsilaikiau, pusę magistrinio parašiau, bet taip gavosi, kad dėl laiko stokos neužbaigiau ir susistabdžiau, tai kada nors tikiuosi dar rašyti aš tą darbą ir užbaigti. O studijų laikais buvau, kaip ir visi studentai, nepavyzdingas. Taip, ir ką pats galvoji apie šiuolaikinį jaunimą ir ką galėtum patarti jiems? Jaunimas yra jaunimas. Jeigu mane būtų žmonių, kokiu nors žmogaus, paklausė, ką manai apie jaunimą, kada aš buvau tas jaunimas, gal dabar nelabai senimas, bet apie 16-17 metų jaunolius ir mane būtų parodę 16-17 metų, tai aišku, aš susilaukčiau tikrai daug blogesnių žodžių nei dabar ir manęs tikrai niekas nekviestų į verslas veža arba į Google konferencijas kalbėti, o turbūt tik tai į komisariatą nuvestų patikrinti ten, nežinau, blaivumą ar neturiu ten panos kišenėse. Iš tikrųjų, jaunimas ir yra, kad maištaut. Jaunimas ir yra, kad kažką tai daryti kitaip. Bet man visada džiugu matyti, kai jaunimas daro kažką kitaip, bet daro vardan kurto nenaikinta, ne? Kaip kiti tenais kažkaip save naikinta, gert, vartot narkotikus ir taip toliau. Kita vertus, alkoholis, aš nevartojau daug metų alkoholio, bet kažkaip tai aš, kada jaunimą matau baliavojantį, tai aš kartais suprantu, viskas okei, jeigu jisai turi protų, jisai nustos vieną dieną. Bet kai matau, kai narkotikus vartoju, aš suprantu, kad tai jaunam organizmui yra per sunku atsispirti tam dalykui, tai todėl rekomenduočiau išvis net nebandyti jo, nes kiek aš turiu pažįstamų, kurie kapinėse dabar pradėjo nuo žolės, tai niekas to neklauso, bet kiekvieno pasirinkimas ir aš manau, kiekvienas gyvena kaip jisai nori. Nori pasiekti kažko, turi daryti, elgtis kitaip. Nori bimbam gyvenimą praleisti ir nieko nepasiekti. Prašau, eik, gerk, rūkyk, sėdėk, nieko neveik prie kompo, tūnok ir žiūrėk kitų žmonių Facebookus ir Instagramus ir sek jų gražias mašinas ir kaip jie gerai gyvena. Ir reiškia, tu niekada to neturėsi, jeigu tu tik tai stebėsi. O jeigu kažką tai darysi, tai nebūtinai turi būti sportas ar muzika, tai galbūt tu esi dailininkas, galbūt ten dizaineris, galbūt, nežinau, kitokių menų užsiėmė, ar ko tu tik tai nori. Aš negaliu vertinti taip jaunimo, kad visi yra absoliutus ten blogiečiai. Chebra už kameros jaunimas stovi ir aš tikrai nieko blogo apie juos negaliu pasakyti. Ir netgi taip pat negalėčiau pasakyti blogo apie ten kažkas, kas kieme dabar semkas gliaudo, nebent jie ten iš bubutės rankinuką pavogė. Tai va tada tik tai iš blogo galiu pasakyti. Tiesiog, jeigu nori kažko turėti ir daryti ir pasiimti. Nenori, tai sėdėk. O jeigu sėdi ir bedavoji, tai apgalvo, kodėl tu bedavoji, kodėl tu neturi kažko tarp, kodėl tu nepadarai. Čia paprastas dalykas. Manau, esi vienas iš didžiausių pavyzdžių jaunimui ir kokie yra tavo būtent laimėjimai, gal kažkokie pasiekimai tiek sportui, tiek muzikoje? Bet turbūt vienas didžiausių laimėjimų yra tas, kad aš, kaip sakei, tampu kažkam pavyzdžiu. Aš manau, kad tai yra didžiausias laimėjimas, o ten ar nominuotas ten mamo apdovanojimas, ar kažkam už muziką, tai yra, ar ten peržiūrų YouTube bele kokios dainos tenais keli šimtai tūkstančių ar pusę milijono ar arti milijono, tai čia nėra taip svarbu. Svarbiausia, kad jeigu tu kažką tai įtakoji, jeigu tu kažkam tai savo pavyzdžių pakeisi gyvenimą į gerąją pusę, aš turiu omeny, aš tikiuosi, kad pasikeičia į gerą, ne į blogą, ne? Tai čia yra didžiausias pasiekimas ir aš manau, kad jeigu manęs klauso, jeigu mane žiūri ir manim domisi, tai yra didžiausias mano pasiekimas. O visa kita tai yra natūralu, aš darau ir darysiu ir eisiu pirmin ir džiaugiuosi visada, kada Chebra palaiko ir kada aš gaunu tą feedbacką iš jų. Kad ir šiandien dabar pasakodamas jums ir kažkas tai žiūrės ir galbūt susimotyvuos ir pakel savo užpakalį nuo kompo ir padarys, kas jam patinka, arba parodys eilėraščius, galbūt kas kokius kūrė ir gėdinasi parodyti, ne, kitas gal muziką parodys, trečias ištrauks iš stalčiaus nutapytą kažką parodys, o kitas galbūt pasakys ten, aš nežinau, noriu būti vairuotojas, jo gyvenimas svajonė fūros vairuotojas, o iš jo tėvai juokiai sako, jeigu teisininkai, bet jeigu jis nenori būti. Gal eina tegul ir fūrą vairuoja, jeigu jam tai džiugu, jeigu jis apmąstys tikrai, kad to nori. O visada gyvenime nevėlu keistis, ar
ar tau 18, ar 20, ar 30, ar 40, ar 50, visi turi galimybę pasikeisti, ką nori. Realiai, ką nori. Aišku, gyvenam tokioj visuomenėje, kad pinigai yra svarbus, ne? Kad reikia uždirbti pinigus. Tai vieni suranda kaip uždirbti daugiau, kiti kaip mažiau, nu vis tiek iš kažko tai turi valgyti. Bet stengtis daryti, ką nori. Manau, viską pasakyti tą dainos žodžių, pasiek daugiau arba kažką tiesiog siek. Įkvėp pozityvo ir už tai liūdėt. Supras gyvenimas keičiasi, tai reikia tik norėt. Pasiek daugiau arba kažko tiesiog siekt. Svajonės pildosi, tai reikia jų turėt. Jie yra kur kristi, žinok yra kur kilti. Tik bandyk kabintis kilsi, nenusivilsi. Taip. Tiesiog, iš principo, aš iš tikrųjų važiuodamas čia kada buvau pamąstęs. Vairavau ir pagalvojau apie žmogų, kaip žmonės, kai kurie nori pasiekti tikslų, pavyzdžiui, nori dainuoti ir taip toliau, ir talento viskas yra, bet laukia kažkokios tai iš kitų žmonių nušvitimo, kad kažkas tai padėtų. Gyvenimas toks, kad vargiai ar tau kas nors padės, jeigu pats nepasimsi. Ir kas skiria sėkmingą žmogų, nes svajojantį sėkmingą žmogų nuo svajojančio, bet nieko nepadarančio žmogus. Tai yra vienas dalykas, pozityvus nusiteikimas, mažiau niurzgėt, o tiesiog žinai, kad tu nori ir daryti viską. Ir savo pripažinti, ar tu viską padaryti dėl to svajonės. Ar taip sąžiningai prieš save. Ar viską padaryti dėl to svajonės. Ir jeigu tu judi link jos, tai greičiausiai tu darai daug teisingų žingsnių. Bet jeigu matai, kad tu neidi link tos svajonės, reiškia ne taip ir nori. Reiškia, kažkur tai per mažas noras, arba nenori tiek aukoti, tada reikia galvoti kitus norus, ko tu pasieksi. Bet kartais gaila tų žmonių pasidarė, kurie labai svajoja, bet įsivaizduoja, kad atsėdint ant lovos viskas atsiras. Šopas, sėdim papildų parduotuviai, kuri buvo mano mintyse, kai man buvo 17 metų, kai aš nieko neturėjau, kai aš reklamos pašto dėžutės nešiau ir kartais parduodavau maisto papildą savo bičiuliams pigiau gauti, ne? Ir nei pinigų buvo, nei nieko, bet kažkaip tai išsivysto. Kitą kartą pagalvoji, kažkada vaikystėje pagalvoji, visai faina būtų kažkokį drabužį padaryti. Iš kur, iš lempos, bičiui sugalvot kažkam gopnikui vadinamam iš rajono, sugalvot, kad visai būtų smagu kažką padaryti. Nu ir ką, tu sėdi, džemperis tavo, kepurė tavo, rūbai sukurti ir tu tada galvoji, velnia, praėjęs laiko, aš turiu, kad nusvajok atsargiai, nes gali žiauriai viskas išsipildyti.